sukurta nuo mūsų. Tai mano rankose strateginė sutartis, strateginėje srityje, nes sveikata labai svarbus ir reikšmingas dalykas bet kurioje kelionėje, bet kuriam žygyje ir gyvenime aplamai. Tai labai džiaugiuosi, kad sena pažintis su Kęstučiu Štaru, poliklinikos vadovu, pavirto šitą sutartimi. Tai labai džiaugiuosi apie tai, kad bus mūsų sveikata patikimuose rankose. Gavau žinią, kad jie ruošiasi įgyvendinti tokį nerealų projektą. Atvyko pas mane pasikalbėti, kad galėtų būti teikiamas medicininės paslaugos nuotoliniu būdu. Tai pirmiausia, bendradarbiavimas mūsų prasidės jau paruošiamajame etape. Tai, kaip sakom, visi komandos nariai turės praeiti technikinę patikrą, kraujas, kiti parametrai, iki psichologinių dalykų. Nors žygis yra ekstremalus, nevažiuojame rizikuoti savo arba kitų gyvybę. Ir todėl labai svarbu, kad būtų deramai pasiruošę ir žygio dalyviai ir kad būtų sistema, kuri užtikrintų pačias minimalias pasekmes kažkokios nelaimės atveju.